Man labai įdomu gilintis įvairius dalykus, ypač kas susijęs su kameromis, fotografija, filmavimu, taip pat ir vaizdo redagavimu, nes tiesiog tai jaučiu, kad yra mano pašaukimas. Šios studijos yra apie tiesiog kūrybą, tuo ir labiausiai išsiskiria iš kitų informatikos fakulteto programų. Ši studijų programa nuo 3 kurso skirstosi į 2 kryptis, tai skaitmeninio turinio inžinerija ir žaidimų kūrimo. Aš pati studijuoju skaitmeninio turinio inžineriją, tai tenais labiau prisiliečiame prie filmavimų, redagavimų, tiek garso, tiek vaizdo, taip pat modeliuojame 3D aplinkoje. O žaidimų kūrimo srityje labiau akcentuojamas į pačių žaidimų kūrimą, tiek 3D aplinkoje, tiek visokius efektus, scenarijų rašymus ir panašiai. Nuo mažų dienų patikdavo tiek kurti rankomis kažką lipdyti, tiek fotografuoti, filmuoti, o mokykloje vėlesnėse klasėse pradėjo patikti ir programavimas, tai galvojau, kaip apjungti šias 2 sritis, tai pasirinkau stoti multimedijos technologijas, nes pirmus 2 metus labai daug fokusuojamės į programavimą. Nuo 3 kurso prasideda jau specialybiniai moduliai, kur galima labiau susitelkti į patį kūrimą, naudojimąsi tomis technologijomis ir savęs atskleidimą. Šias studijas gali pasirinkti įvairaus profilio žmonės, nes galimybių yra be proto daug. Ypač jeigu norite apjungti programavimą su multimedijomis ir kūrybą, tai šios studijos tikrai yra skirtos jums.